Taip, jo, palauksim dabar, kol pravės. Svogūnų laišką. Sveiki atvykę į Rudylius! Gerai, kaip mums sekasi? Ar šiandien spėsim padaryti? Paskutinį vakarą. Tikiuosi, kad spėsim padaryti. Tai stadija tokia. Pirmą kartą lentą tą aukščiausią pasikėlėm, tai galvojom, ką mes čia suprojektavom. Ir man Solveiga dar atsiuntė žinutę, nes aš tuo metu mes pirkom priemonę, sako, tu matai kokią dydžią bus bokštas. Jo, bet kuo ilgiau žiūrim, tai tuo labiau priprantam prie to aukščio ir jis jau netoks baisus atrodo. Tai tikėkimės, svarbiausia, kad kai sumontuosim viską, viskas būtų tvirta, išbandysim ir tikėkimės, kad nereikės jo žemint vietoje. Tai... Kam tas bokštas? Aš manau, kad šitas bokštas veiks kaip vaikų susibūrimo vieta, kurie galės leisti laiką ir galės susiburti toliau į savo grupę, į savo bendruomenę ir skirti vienas kitam dėmesio, kas yra, manau, vienas iš jų prioritetų gyvenant nuošaliam kaime, miestelį. Bet klausimas, ar objektas yra tikrasis užsakymas, ar ne? Ar dėmesys ir socialinės vertybės yra tikrasis užsakymas. Manau, šiuo atveju socialinis reiškinys, dėmesys, bendruomenė yra tikrasis užsakymas. Šiaip jo, mes beveik kiekvieną dieną. Yra kažkokių vaikų, kurie ateina prie mokyklos ir visi žaidžiam slėpynių. Žaidžiam tokius žaidimus, žaidžiam slėpūdžių, einam į apleistus namus vaikštom. Tada, kai statėm tiltą, prie užtvankos susėdavom, dabar čia būsim. Tai šiaip, kadangi mes buvom susimodeliavę visą pastato tūrį, tai pasirašėm brėžinius su visų lentų ilgiais ir vakar pradėjom pjaustyti visas lentas pagal nusimatuotus lentos ilgius. Ir tai buvo vakar diena pjaustymo išlifavimo pačiai statinio konstrukcijai. Šiandien vėl pjaustymų ir šlifavimo diena. Jo, ir čia turbūt pagrindinis darbas, ką vaikai ir turi daryti, kadangi visas objektas yra iš tokių lentų, tai tas darbas ir yra pagrindinis susipjaustyti ir sušlifuoti lentas. Jo, ir vakare iškilo jau pirmosios vertikalės, kur pradėjo matytis kažkokie kontūrai, nes man atrodo, vakar irgi buvo dar toks laikas, kai visi pjausto šlifuoja ir dar to nemato rezultato. Sako, kada statysim tie vaikai. Taip, ir tada vaikai jau tokie kaip ir nebemato motyvacijos kažką daryti, nes tiesiog nemato. Nematai fiziškai kažko stovinčio. Tai va, tai vakar iškilo tos pirmas vertikalės kraštuose, o tada pagal tos kraštus jau šiandien pradėjom lipdyti toliau statinį. Šlifavom, pjovėm. Statom, dėjom lentas, sukom varžtus, kad nenugriūtų, tada šlifavom, kad rakščių nebūtų, nuėmėm tokią kaip žolės paviršių, kad būtų vien tik žemė ir dabar statom aukštį ir dedam visokius vynius ten, kai kurie dar šlifuoja, kai kurie dar pjauna. Kai kurie valgy daro. Daug. Nedaug. Nelabai. Nebe taip, kaip vakar buvo. Bet biškė daugiau padarė. Jau kažkas ir lypa ant tų pagalių. Kai tik tais kiekvienas naujas etapas būna, tai visur būna tos kažkokios problemas. Tai pradžioj buvo visai sudėtinga su pamatais, nes ir šiaip atvažiavom vėlai, iškart sutemo, iškart reikėjo pradėti tuos pamatus daryti, kai tiesiog nuo lygios žemės, bet kažkaip pavyko juos padaryti. Ir toliau irgi atrodo pasidarėm vakar vieną paskutinį rėmą, susidėjom, atrodo viskas, kol atskirai montuoja, atrodo viskas kaip ir gerai, įstatai ir paskui žiūri, kad viskas nebe vietose. Bet paskui pakeitėm biškį taktiką, pradėjom viską vietai surinkinėti po vieną lentelę. Ir kažkaip pradėjo judėti viskas. Tai turi pasidaryti, kažkur suklyst, kad paskui realiai galėtum pakoreguoti ir pataisyti.
Būt sunkiausia gal technologiškai buvo sugalvoti, kaip tos pamatus padarysim, nes teoriškai žinom, kaip tą reikia padaryti, bet kai yra ganėtinai aukštas bokštas, vis tiek noris, kad būtų ilgaamžis objektas, tai teko pasukti galvas ir pasikonsultuoti su daug ir specialistų savo srities, kurie patartų, kaip padaryti, kad per vieną naktį sustingtų tie pamatai. Ir gal dar iššūkis tas, kad iš tikrųjų tokius pamatus, manau, beveik visi pirmą kartą darė, kad tokį sudėtingą konstrukcijai. Iškasėm duobę su grąžtu, tada sumaišėm cementą su žvyru, įdėjom akceleratoriaus, dėjom į duobę, dėjom 2 armatūros stripus ir tada tokią nupirkom pamato detalę metalinę, į kurią ir susimauna tas visas bokštas. Tai reikia labai viską išlygiuoti, nes aišku yra ir truputėlį reljefo nuolydis, tai reikia, kad viskas sutaptų milimetrų tikslumu, kad toliau bokšte nebūtų paklaidų. Tai turbūt čia buvo toks sunkiausias nematomas darbas. Vakar naktis labiausiai įsiminė, kai naktį 2 valandą nakties pabaigėm kelti paskutinį polį. Nežinau, ar tai vadinas polis, bet, sakykime, vertikaliasias lentas bokšto. Tai buvo ganėtinai įspūdingas vaizdas, kai 2 valandą nakties tiesiog pasiekė tą tikslą. Mes laipėti ant stogų, galėsim žaisti gaudynes, slėpynes, miegoti per naktį. Ant hamakų kažkas galės miegoti. Užlaipinėti ant nemažos šakų. Kadangi vaikai patikė eskizus, ko jie nori, Prašymus, idėjas. tai pas visus beveik buvo idėja, kad nori supynių. Tai mūsų vienas buvo iš tokių punktų, kad reikia supynių. Norėjom turbūt labai parodyti vaikams, kad tos supynės gali būti ne tik tradicinės, kurias galima nusipirkti iš senukų ir iš karto pasikabinti, bet kad galima kažkaip kūrybiškiau pasižiūrėti į supimosi procesą ir ne tik suptis, bet ir naudoti tą patį daiktą kaip hamaką, skaityti ir įvairiai kitaip. Ir gal dar tiesiog norėjom sąryšio su tuo ankstesniu projektu, jo, kad išlaikyti tą tęstinumą. Tai mūsų matyti formą ir visa šiaip idėja buvo orientuota į tą buvusi tiltą. Tai ir pavadinimas yra ganėtinai panašus. Bokštas į svajonių... Ne tai. Tai buvo tiltas į draugystės salą, o čia yra tiltas į draugystės bokštą. Smagiausia buvo pradžia ir dabar pabaiga. Per vidurį biškai kai kuriuose vietose biškai sunku buvo. Ir netgi juokinga. Jo. Kai reikėdavo visą lentą nušlifuoti, o tavo ranka jau pavargus ir nugara, kai labai lankstai. Taip, man atrodo, naudinga yra tiesiog pamatyti, kaip realybėje išsipildo dalykai, nes atrodo, jo, kartais būni paskendęs tuose brėžiniuose. Atrodo, braižai ar ten viena linija taip ar kitaip kartais lyg ir neturi didelės esmės, bet čionais matai tą realybėje, kaip įsigyvendina greitai. Vaikai yra reikliausias užsakovas, tai pro juos nepraslysta jokia detalė, bet tuo pačiu reikia galvoti, kad objektas būtų saugus, žaismingas, linksmas ir pastatomas per 2-3 dienas. Ir kad turėtų jie ką ten veikti.